Naglis Karvelis atidėliojo personalinės parodos rengimą, kol sukurs naujų darbų, sukaups parodinį fondą namuose, padarys ką nors parodai specialiai, ypatingai. Draugai žino, kad to niekada ir nebus. Kiekvieną dar ir šlapią akvarelę nučiumpa kolekcionieriai, pažįstami. Ir taip ant molberto stovi tik paskutiniausias kūrinys. Turiu prisipažinti, per gyvenimą teko visokių parodų rengti, bet rengti parodą prieš dailininko valią ir už dailininko akių, kaip šį kartą buvo padaryta, todėl kad Naglis Karvelis nenorėjo parodos. Jis sakė, kada nors ateityje, kai nutapysiu daug darbų, surinksiu vieną vietą. Ir aš supratau, kad to niekada nebus. Naglis Karvelis įdomiai komponuoja, gerai jaučia erdvę, peizažą. Puikiai perteikia vaizduojamų herojų mimiką ir tiek paveiksle, tiek paveikslų grupėje galima matyti tam tikrą siužetą. Dažnai akvarelės atrodo itin kinematografiškos, kaip atraktyvaus, netgi surrealaus filmo stop kadras. Čia daugiau tokie gal kai kurie nuotaikiniai yra tie paveikslai. Ir žiūrovas pats intuityviai turėtų susivokti pats. Jeigu žmogus ateina, pavyzdžiui, į salioną nusipirkti paveikslą, tai jisgi jam patiko, jis per prievartą nepirks. Ir jis tengi nesėdi ir neaiškinė apie paveikslas. Jis pats, man prašom šitą duokite, suvinioti paveikslą, man suviniokit šitą paveikslą. Sakoma, kad akvarelė – karališka technika ir techninės subtilybės, virtuoziškumas ne kiekvienam suprantama. Net ir menininkui jas liečiančiam. Tik ne šiuo atveju. Naglis Karvelis naudoja savitą techniką, leidžiančią išlaikyti kūrinio kerintį skaidrumą. Čia tokie gan iliustratyvūs kai kurie yra, kai kurie įvedi kažkiek marazmo, o man marazmas visai nieko patinka ir susitvarko. Tai gal kažkiek, kam aš atrodo, kažkiek karikatūriški, bet čia tokia, ta riba yra su ją suvaldyti reikia, kad nenuvažiuoti į kairę. O siužetai tai irgi išsakau iš įvairių. Ir man apie siužetus sunku. Jeigu paklausi, Nagli, ką čia norėjai pavaizduoti, tai aš sakau, žiūrėk pats. Žiūrėk pats ir orientuokis, ką aš čia norėjau pavaizduoti. Sėdi ir žvejoja. Žiūrovas netgi gali įgarsinti tai, ką masto žvejys. O žvejys nepatikliai žvelgia ir masto. O, mane paišo. Reikia čia. Nors gal tiek to, tegul paišo. Savo dialogus su šiomis Karvelio akvarelėmis ir Jonaičio kūriniais galėsite kurti Vilniaus dailės akademijos galerijoje Akademija iki gruodžio 3.